Labą dieną. Senai nesimatėm. Labą. Nuo Alpių nulipę. Ir mes atsibeldėm kur, Zajec? Kokie mes čia dabar? Į Afriką. Į Afriką atsibeldėm. Mes dabar esam Afrikui. Mes esam šaly pavadinimu Tunisas, ne? Ir šiandien mes atvarėm į tokį va miestelį pavadinimu Siūsė. Tai einam apsižiūrėsim, kokių čia visokiausių įdomybių yra. Ir pasistengsim parodyti viską, ką gerą matom į jums. A ne? Ne. Taip. Senamiestis mus pasitinka tokiais apleistais pastatais. Kažkada matomai buvo. Čia viešbutis turbūt koks buvo, ne? Greičiausiai. Greičiausiai buvo viešbutis. Ai, pamiršau paminėti, kad pas mūsų yra va Antoška yra ir Oška. Sena banda. Sena banda. Nieks nesikeičia. Kas tau yra? Ožy. Oška. Ožy. A ir Oška? Antoška yra ir Oška, nu. Ir dar yra Augustoška yra. Antoškas dukra. Karočią, matėt, kaip čia viską išvartė, ką tik lygioj vietoj. Va taip įbūn, kai išvažiuoji su moterim kažkur. Jos tave visur apkaltin viskuo nebūtais dalykais ir paskui tu lieki kaltas. Tai nesiveškit moterų į atostogas niekada. Čia per gatvę einant irgi reikia žiūrėti, kad nenudaužtų. Nes viskas čia yra biški dzin su vairavimu, pastebėjom. Tu silpnų nervų žmonėm nepatartina nei su taksi važiuoti, nei iš visi gatvę čia lyst. Vieną pliusą jau radom šitą miestą. Tokie va ledukai. Pelė kokią skanumą, ne? Ir biški patižė. Po vieną dinarą. Tai čia kas gaunas kažkur 30 euro centų. Bet tokiu oru dabar kokie ledukai. Kaip gerai eina. Atėjom į pagrindinę Siūsį miesto aikštę. Bandysim dabar nueiti čia va įsigyti SIM kortelę, nes neturim internetą. Nei internetą, nei navigacijos nieko neturim, tai pažiūrėsim, mano tolis nuėjo. Ar duos mums nusipirkti, buvom į vieną parduotuvę užėję, bet laukimo eilė 25 žmonės priekį, tai biški sakom nesąmonė. O toliau vaisim, nežinau, matysis, gal matos, ten tokis pastatas kaip rūmai, kaip nerūmai. Medina vadinasi, Siūs Medina, istorinė kažkokia vieta, tai eisim iškutį tenais, pasižiūrėsim, kas įdomaus yra. Mes ir vėl pagaliau su ryšiu. 30 vietinių pinigų, ar 35 gal, už SIM kortelę su 30 gigabaitų interneto, tai gaunas 10 eurų. Tai va, jeigu kam įdomu, Tunise atvažiavę kortelę galite įsigyti už 10 eurų su 30 gigabaitų interneto. Ganėtinai pigų palyginus. Šitas pastatas, kur rodžiau, ne, pasirodo, čia tik tais jį praėjus yra. Turgus visokiausių gerybių. Nepasimeskim nuo kitų. Va, jau jie bražiūri šmutkės visokias, kaip labdara. Kaip katinukas įsisukęs iš kurlis. Ai, katinukas miega. Ai, jie geras. O, katinukas. Sako, čia yra tikras kailis. Prieskoniukai va visokie. Toks turgus, kaip pas mūsų būdavo kokiai nors kelmiai, kaip aš iš Tytuvėnų esu, tai būdavo kelmiai, tokie turgeliai, kur labdarinas suverstas toksai, yra kažko ir nauja, bet pagrindas tai kaip labdaroja, ne? Kaip krūtai tokiom gatvelėm pasivaikščioti. Čia įdomiau negu tam turgė. Belė kaip, nu? Autentika tokia. Nu. Einam biškį, sakom, pagribausim, pažiūrėsim, kas čia gera.
Man čia patinka, čia toksai, va tokia, to aš ir norėjau pamatyti, žinai. Man irgi tai patinka. Nėra čia nieko prašmatnaus, bet... Va, ir čia yra visą. Bet va, bateliai, bandeliai. Syko. Hebra batų sudarė. Hello. Einam čia gal, va čia. Einam? Einam, pažiūrėsim čia. Va, batų taisykla ir vaksavimas. Ne vieno tokį matėm pasistatą, suklijuoja batus, sukala ir nuvaksuoja ir atiduoda žmonėm. Tai jeigu suplėšysiu savo super šliopkės iš AliExpressą, tai galėsiu susitvarkyti. Labas. Kuntu. Kokie siauras tas gatvelė. Šuk. Labas. Ką tau? Antoška, žiūrėk, kaip paremta siena. Oh my God! Wow! Čia jaukiai pasivaikščiot vadinasi. Koks sprendimo būdas sutvirtinti sieną. Belė, kaip. Nežinau, ar girdis, bet prasidėjo popietinė malda, tai visur aplinkui garbinamas Alachas. Susimėste gyvena 800 000 gyventojų, bet va tom gatvelėm čia, kur vaikštom, labai minimaliai žmonių. Vieną kitą tik sutinkama turistų iš vis nėra. Turistai visi turistinės sezonuose sulindę, bet mums tai neįdomu. Nes ten viskas kosminiam kainom. Ir visur bando apgauti. Kažkokie išpaišyta siena. Zonbar baras. Krūtai atrodo, ne? Šiltuoka. Turim kažkur apie, kokius 28 gal laipsnius. Ant saulės jau turbūt apie 30, biškį daugiau. Vaikštom ratais kvadratais, patys nežinom, kur einam. Aš sakiau, kad čia. Sakei, kas čia? Mes laikom biškį tos pusės. Laikytis reikėtų šitos pusės, aš irgi taip manau. Superiška parduotuvė. Adidasų 1D. O, pirmieji turistai. Reiškia, kad jau esam kažkur netoli pagrindinių gatvių. Zaiki. Pirmi turistai pasirodė. Kaip tau patinka čia pasivaikščioti, ne? Faina. Čia va yra mečetė, kurioje meldžiasi ant viršus yra rūporai sukabinti. Bet dabar šių pietų malda baigėsi, kiek girdžiu, nieks nebesimeldžia. Einam arbatos paieškoti, norim paragauti jų arbatos vietinės. Va, saka, į viršų restoranį, kafė. Hello. Va, meniu. Nieko nesupratau. O. Kaljanas. Batų nereikia nusinešti. Ne, kur nėra. Einam pasižiūrėsiu. Vau, čia kaip gražu. Kaip gražu. Einam į sklepą, Einam pažiūrėsim. Einam pažiūrėti sklepą. Bet kaip čia siaura. Žiūrėk, atsargiai galvo šį čia va, ne? Aha. Aš nežinau. Leidžiam į sklepą. O, geras, žiūrėk. Tai galima arbatas. Bet eisim ant stogo geriau. O, cool. Geras tokie. Kaip bunkeris. Wow.
Lankiukas, žiūrėk, yra. Čia toksai Čia du... apatėlės. Na, girdi, duris uždarytų, nebepabėgai. Lipam į viršų. Op. Atsargiai galvytę. Eik, saky. Oksanai tai jokių problemų gali praeiti. Nu. Op. Nu, varom toliau. Smagu, tokiam Nu, pavaikščiu. bet jau nepabėgiuotai. Čia koks grožis. Galima ir. Kaip autentiškai, ne? Labai, Gražiai. labai. Nu. Viršinį. Tuoj Dainius užleis savo standartinį garso takelį, kaip Alpėse buvo. Wow. Ir kaip su tokiu vaizdeliu mes dabar pagersim. Arba čykės kažkokios. Super. Čia tai jo, autentika, ką? Jo. Įspūdinga. Tikrai. Čia galite jau spustelėti tą mygtuką už tokį gražų vaizdą. Atnešė arbatėlės mūsų. Va tokio gražumo. Neskanus limonadas. Su riešučiukai, su mėta. Ir dar kažkokių užstanukų, bet nežinau, pavadinimą sakė, bet kažkaip. Sakė limonadą. Ir limonadą atnešė. Nori nusifotkint šitą? Dar laukiam tų kažkokių tokių kaip ne kebabų, į čeburėką panašių, bet su daržovėm, susakė. Taip. Turėtų irgi tuoj atnešti. Pirmą kartą pirmą. Nu, ragaujam. Ragaujam, kad čia beskanės, tai kažkas labai svarbu. Belė kokią gerumą. Mėtas daug, cukraus daug. Saldu. Biškai panašu į palmą. Saldu. Nežinau net su ko palyginti. Mėtų arbatą su riešutais. Medolis, ne medolis, biškai. Kaip tau sakė, skani arba? Ok. Kaž... Nežinau, kas čia yra. Mat toksai va dalykas. Labai panašu į medolį. Saldumynų nemėgstu, tai čia yra labai saldu. Labai. Kas yra? Panašu į tą graikišką, kaip jisai vadinas. Balaklava. Balaklava, nu. Bet daugiau sausainė tipa. Nori vandenuko? Bet skaniu. Tik viskas labai saldu. Gerdamas gali ir Reikia irgi paragaus. Va podelį. Aš daug nenoriu, nes per daug saldumo. Per daug saldu? Nėra stiklinės. karočią prastojas viduj šitas. Ai, šitas. Iš butelio? Super, skaniai. Eventually. Šau panelę. Atkeliavo Special mūsų for you. maistelis. Brik Rankom vadinasi. nelėti. Brik. Rankom nelėti. Ragausim. Kas čia yra? Jėzu, koks trapus. Papilmok, Zuikė. Nematau, ką filmuoju. Buba tu. Nu, kasim. Beruot sūrė yra viduj. Atsikandyti skaniai labai. Natolis irgi tokį pat. Kaip žuvies kvapas kažkoks tai. Keliavo brikas. Bet nieko ypatingo. Toks blėdnas skonis, be skonio. O išorė kaip blynas. Paprastas blynas, paskrūdęs toksai. Bet labai riebuva. O servetėlių nedavė. Servetėlių nedavė. Brik. Kokius nors 6 duočiau gal. Sakyk, paragauk tu. Nenoriu, ačiū. Nenori? Ne. Ok. Ai va, davė limončiuką rankom nusivalyti. O, только papylė čia. Kaip čia? Palauk. Keičiu savo atsiliepimą nuomonę. Viduje yra kiaušinis. Ir dabar va, toliau kaip perkandau, kiaušinis. su tryniu visai parėjo jau ir skanumynas.
Pasirodo, čia su kiaušiniu nesusūdį nusišnekėjau. Jau kyla mano įvertinimas iki kokį 8. Geras. Nu, dabar tą citriną šiek tiek. Laik. Antikvarinis toksai reikalas. Visokių gražių dalykų pridėta. Šeimininkas. It's handmade. Very old, yeah? No, very old. Not very old, No, no? very old. No, Roman, no. It's Berber Tunisian then, handmade. Okay. Yeah. That's Himaye then. Himaye. Look here, listen. Himaye, the glass. Then. Okay. Handmade. Su rankom, sako, daro ir susitikus, bet sako, jie neseniai čia. Nes berberai sako pagaminti. Look this now. Here's that here. Okay, 1997. Yeah. Nice, very beautiful, thank you. Thank you. Very beautiful. Va, žirklės. This is 24 glass. Čia tokia senovė trenkia gerai. Kaip ir Marokė, čia netrūksta visiškai odos dirbinių. Visokių įdomių šliopansų yra. Galvojam su Sanda nuraus tokias skyrius. Šitokias patinka, va šitokias patinka. Čia kaip Paladina. Paladina. Gerulės tokias. Į diskoteką varyti, ne? How much? What's the name there? Size. 36. What price are they? 55. 55. Brangu, nes aš buvau už 30. Už 30 aš jį matau, tam žiūrėjau. Pasibandyk, sako. Susėsk, pasibandyk. Ne, už 30 mačiau. Tam buvom kur vakar. More size. 36. 37. Ne. No? Ne. More size. No. This size. 50. No, a bit expensive. Because we seen yesterday. Price, no problem. Price, no problem. Because yesterday we see 230 we see. Like this or this. What? Biški man va per čia jau iš karto. No problem. Price, no problem. Sako, kaina, sako, ne problema, paderinsim. Išeinant jau šaukia, tipo, 30, už 30 atiduodu tas tapkės, dar toliau nuėjom, jau už 20 atiduodu. O pradinė kaina buvo 55, tai va, ant kiek bando nuo turistų nulupti. 3, 4, viskas, kas iš tikrųjų verta tik tais kelių pinigų. Nu kaip verta kelių pinigų? Pačios tapkės gražios, tikrai rankų darbas ir visa kita, bet matomai realiai jų kaina yra daug mažesnė. Taip kad neapsigaukit. Visą laiką bandykit bent jau 3 kartus mušti kainą. O kai jau pradedat nuėdinėti, tada jie tą kainą patys nuleidžia. Sako, arbatėlės arba. Žiūrėk, kokia arbatėlė, graži arbatininė, va čia irgi fainai, žiūrėk. Žiūrėk, kaip fainai, ne? Nu, bet mes ką tik gėrėm arbatą. Old coffee shop here in Medina. Here and here, the same. Įkalbėjo mums kavutės ateit atsigerti. Jo, laukiam, kol padarys. Čia šitoj mūsų painoj kavinukiai. Oksana kažkur nuėjus tapkės, man dar sakyčiau tiek. Nežinau, jei ten sūdis, nei sūdis, bet jau mačiau už 25 kitur pardavinėje. Tai gal nupirks pigiau. Laukiam kavutės. Reikia paragauti, tunisietiška buvo ir arabiška ir dar kažkokio pasirinkimas. Tai mes ėmėm tunisietišką. Ėjo. Atkeliavo mūsų kavytė. Viena arbatėlė. Arbatėlė buvo Oksanai, ne? Čia mano, ne arbatėlė. Taip, arbatėlė Oksanas. Va, kavytėsi mums kaip. Kardamono. Kardamono kava. Kardamono kavutė. Jiems mėlynas spalva patinka, kad čia daug kas nėra.
orange water. Okay. Wow. Very good. That's traditional Tunisian. Orange juice, yes? Orange water. Water. Like Yasmin water. That's orange water. Oh. Put it in coffee. That's very good. That's a specialty only in Tunisia. You don't find another Arabic country. Nice. Very good. That's Thank you very much. Nu, ragauk arbatėlę. Sakė, niekur nerasi, kitur Niekur kitur nerasi. Oi, saldi. Saldi irgi, ne? Labai saldi. Nu, paprastai juoda arbata su mėta. Bet labai saldi. Bandom kavutę. Tata filmuok mane. Sakai tokį karštą gerą? Tata filmuok mane. Kažkoks kvapas nėra kvapo. Kardamonas. Skani. Kardamonas. Skania. Nu, tu kavos Skaniai labai. ekspertė. Keista. Vieną cukraus man įdėjo, nes aš sakiau, kad biškai įdėtų. Paragauk, Oksana, matysi. Tikrai skani kava. Tokia keista. Matai, čia su kardamonu. Labai stipriai sumalta. Kvepia, tai Tokie labai milteliai biškai. Nu, Bet keista. Kvapas tai labai geras. Geras, ane? Kvapas tai... O skonis? O skonis tai karšta labai, tai žinai, Nėra labai karšta, bent jau man. Man tokie milteliai jaučiasi. jaučiasi Aš, tokia. kaip žinot, ne kavos toks mėgėjas, bet čia paragausiu. Nu ir ką čia Zaikis man užmatė jau? Kas čia 7,9 dinarą? Taip? Ar... 7. Taip, 7,9, 10 dinarų. Anatolika, tu tavo būgnas. Koks mano būgnas? Tu jo nori, sakai. Koks mano būgnas, sakai. O čia man patinka tokia parduotuvėlė, ateini ir kainos visos sukabintos. Nieks nieko neknisa Protovo. Šišas 3,9, čia man atrodo biškutį gal 309 turėtų būti ar kažkas toks. O, jo, 9,4, va, kainos jau panašesnės. Turi viršų, galima ir ją pačią. 9,4 tai kas čia gaunas? 30 eurų, ne? Nu, kažkur. Šišas po 30 eurų. Nu. Muiliukai visokie po 4 dinarus, tai čia būtų po 1,5 eurą. Kažkas tokio. Čia yra visokis moterų rojus. O, žiūrėk, ten Zaiki kilimai. Aš einu į viršų, kur kilimai. Nu, na, iš šito. Bet nais, koks fainas pastatas pats, ne? Žiūrėk, ir į apačią čia. Wow. Geras. Tikrai krūtai. Laiptai kokie gražumą, pažiūrėk, lėkščių pridėta. Kai gražumą. Čia man patinka. Dėdė Anatolij jau. Wow. Mergaitės rankinukų gal kam nors? Kokių tik norit, va. Pridėta. Kilimukų, skarelių, o, maikučių. Ir tikrai normaliom kainom, va. Maikė Tunisija 17 dinarų, tai čia bus apie 5 eurus. Firminė jų maikutė, va. Ir va, papeini ratuką ir nusileidai. Žiūrėk, kaip gražu. Čia tas lempas kaip fainai, autentiškai kaip gražu, ne? Tie stikliukai kaip gerai atrodo šiek čia pačiai. Aha. Ir susiražant kažkokį pakeliui, Alkobrą muziejų. Anatolijus viską papasakojo, tai aš dabar nepasakosiu. Elkobo muziejus kažkoks. Eisim į vidų pasižiūrėsim. Einam į muziejų pasižiūrėti. Einam. Einam, aišku. O čia yra va tokis paukštėlis. Ant mum pašneka biški. Tas ne, bet anas daugiau open. Pažiūrim. Children's students books. Ir Čia vienas bus. Vienas arba 2. Video. 3 dinarai. kiek filmuot norim? Nu. Vis dėlto užėjom į vidų, sako, pradėkit nuo viršaus. Neįsivaizduojam,
kas čia yra, bet architektūra. Kažkokia tai architektūra, kažkokia tai gal princą kažkada buvusi. Nelabai mums kas nors ką nors čia papasakoja, bet apsidairysim. Bet sumokėjom mes ant visų suaugusių, sumokėjom 9 dinarus, kas būtų apie 3 eurus. Ir plius už filmavimą. Tai tikrai nebrangu. O ką sakom, įdomu, neįdomu, nežinom, einam, sakom, pažiūrėsim. Viskas įdomu. O, kiemelis toksai. Ko nematėm, yra viskas įdomu, ne? Žiūrėk. O, vergiai Zaura. Su draugė. Koja, žiūrėk, prikaltas pas ją. Taip. Žiūrėk, atspėjau vergį. Na, o ten ponė sėdi. O ten ponė. Čia jie senovės. Vergai kažkokie tai. Žiūrėk, ponė. Kas čia lenda? Prieskonius joja. O prieškino kvapas. Daro prieskonius trina kažkokius. Visur vat vergės, nes kojos prirakintos. Ką? Kojos visur prirakintos, nu? Čia vergyja kažkokia buvo, matomai jie. Tais laik, oba, čia kokia tūsas. Čia greičiausiai kokia nors bus jaunoji gal aprengiama. Nu, aišku, aš esu čia kaip konspiracijos teroristas. Teorijas, šneku visokias. Bet panašu, kad čia vestuvės kažkokios. Klumpės va tokios medinės ir vėl va kojas surakintos. Nu jo, čia kiek žinom tose šalyse, jie moteris ale labai gerbė. Tai nenustepčiau, dėl ko jos prirakintos tenai. Kai lepam į apačią, lepam. Geras, senas lietuviškas žodis, lepam. Man naudoja tokį žodį? Parašykite komentarus, jeigu naudoja žodį lepam. Čia, kiek suprantu, peilių galandimas taklėlės. Dur, pasakė. Peiliuką pasigalandį. Oba. Čia dar žemiau, einam čia pažiūrėsim. Kur čia galima nueiti? Gal nieks mane neužpuls. Vau. Pažiūrėkit, kokie čia kupolai. Čia krūtai. Prausykla. Paveikslas nupieštas. Tūlikas. O, labas Dainiuk. Supratau. Prausykla, tūlikas, rankas kojas plauna, o čia greičiausiai meldžiasi. Čia greičiausiai jie meldžiasi. Ar melsdavosi kažkada. O čia turbūt kuprą duodavo tiem, kurie nesimelsdavo. O čia jau bachorėliai tūsina susienė. Barzda vienam nuplyšus. Sigaretai rankose, matai, aptariniai, kaip užvaldyti pasaulį. Bet va, visur panašu. O, tekstilės pramonė. Nu, va tokie va. Aiškus variantai, toks mini muziejus. Gal visai ir nieko. Viesų biškį atsigal pabūti. Aplankykite, jeigu būsit Siūsiai. O netgi ir tokiuose šalyse galima rasti Marilyn Monroe.
ant sienos tarp vijoklių. Ir visur parašyta drugstore, narkotikai. O, cucikai kokie. Hello. Kokias fine. Beautiful. Daddy! Very beautiful. Thank you. Вот моя красавица. Norėtum tokį cuciką, zaic. Mielas, ne? Sportbačiai, bet žiūrėk, kaip gerai nupiešti, ne? Musiau kur nors netoli yra kedų parduotuvė. Kedinė. O juvelyrikos va tokių va parduotuvių. Milijonas visur. Kur tik einat. Jau ko aukso, tai čia pas jų tikrai netrūksta. Bet kainos... O kaip? Vieną neblogą tokį žiedą mačiau, gražų tikrai moterišką žiedą, 1000 pinigėlių su deimančiuku. Mūsų pinigėlių 1000. Ir va, mūsų taksi laukia. Kainuoja tiek, kiek žiedas. Nu, kainuoja tiek, kiek žiedas, nu. Gal biškį pigiau negu žiedas kainuoja. Kiek apelsinų apkybės visas medis, bet kokie žali, va. Belė kokia žalumo. Viršui vienas kitas jau yra geltonas. Einam dabar čia, užeisim į vidų, pažiūrėsim, kas čia gera. Visai fainiai, tai pasivaikščiam po tą visą turgelį. Prekių milijonas visokiausių, kokių tik nori. Kas akį džiugina, kad nėra kinietiško šūdai tokių visokių papigeiskų nesąmonių. Tai va tas biški geriau. Nors jūs skaitos čia turbūt jos 3 pasaulio šalis, bet daug daugiau tokių originalių dalykų arba savom rankom kažkas gaminta. Ir tų tokių plasmasinių žaisliukų nesąmonių, tokių kaip Bali, tarkim, buvo, nėra čia visiškai. O, kokia arka įėjimas, koks kažkas. Du biletėliai turistam kainuoja po 8 dinarus. Ir va, užeinam į tokį vaizdelį. Lipsim į viršų, pasižiūrėsim, kas ten yra. O, žiūrėk, Anatolijus rado kažkokį aprašymą. Kas čia yra? Vadinasi Ribatovsus. Ribat nesu tikras, kas per žodis. Most station monument in the town. Tipo seniausias statinys visam šitam mieste, kuris buvo pastatytas 821 metais. Tai daugiau negu 1200 metų jau. Ja. Ir čia jo. Čia visokių įdomybių bus. Čia, aišku, šiukšlinės. Kažkokie nelabai. Aišku, kam skirti akmenis, miltam gal kokiem buvo trinti, nežinau. Kokie bus palmės išraižytas. Kaip nugludintas. Kaip jie prieš tiek metų padarydavo va tos visus dalykus, jūs man paaiškinkite. Kaip jie nugludindavo va taip tus akmenis. Ir jie būdavo žeminės, va, aš jau ne aukštas, bet eidams kiekvieną kambariuką turiu pasilenkti. Kiek, vat, kažin, metų čia buvo dedama koja, nu metų, tai vat,
1200 metų, kad taip išspaust akmenį. O čia va tokios vasalės atsivėrė. Čia nežinau, puotos kažkokios vykdavo, kas čia būdavo, neįsivaizduoju. Visas šis tuščias. Ten ir lauka. Bet jau čia ir dabar dar naudoja, va. Kažkokios lempos sukabintos, gal per kokią šventės jie čia dar kažką daro. Bet šviesos anksčiau būdavo tik su fakelais. Taip, čia būdavo fakelai. Dabar lempos. Bet čia biški vėsiau, taip, ne? Langiukai tokie irgi, kad šviesos daug neįtų. Bet kokios storės sienas, pažiūrėk. Su tanku nepravažiuotum. Niekaip. Čia atsiginti nuo tų visų patrankų. Nu. Užtat su seifu yra. Kur seifas? Žiūrėk. Čia elektros dėžutės. Ne, čia netgi žiūrėk, svičas stovi, interneto, kameras čia sujungtos greičiausiai. Greičiausiai čia bus kameras sujungtas visas. Durys rimtos. Einam viršų. Okei. Neprasilenkt. Antoška, nematau tave. Nori parodyti, ant kiek yra siaura. Kažkas ateina. Tai ateina. Prasileis. Čia būna visi prasilenkimai čia bus labai intimus. Wait a second. Hop. Thank you. Tokie va prasilenkimai. Gavau nusimti kuprinę. Prasilenkti. Aha, negerai. Žinai, galvoma, čia apsisuka pastovi labai. Tai moteriškė biški drebėjo, ne? Prisėdu už galvos užsiemusi. Čia galima važiuoti. Vėl numintas laiptas koks. Nu, tais laikais jie buvo labai kūdi. Wow. Kaip jums? Vaizdelis. Gerai atrodo. Nu. Ir peleninių privaryta čia. Mama galėsi maudytis. O, tokia. Mama, einame apačią. Toks bokštelis. Tai va. Visa. Čia va tas pastatas dabar, kur vaikščiam. Ten tose sienose turgeliai visur. Ir va toj pusėje va turgus visur tarp tų gatvių. Ir va čia va visur tarp tų gatvių, visur turgus. Kiek tik tai susimata. O ten va irgi rimta kažkokia pilis. Į kurią mes nežinau, ar nusigausim. Bet būtų įdomu. Ir tie autentiški stogai, ne visi Nu, namukų tokie iš viršaus. balta mėlyna, ne visur spalvos. Ir ta žemės ta spalva tokia graži, ne? Nu, Tu ne mane rodyk, tu rodyk peizažą. smėlė, raudona spalva. Ne raudona, net sunku pasakyti, kokia čia spalva. Geltona, kažkokia gelsva. Nu, raudona smėlė. Smėlė raudona. O, ir ant namo matau nupieštas veidas.
ten dar irgi kažkokia koplytėlė, kas ten, tai bažnytėlė. Nu ten trikampė, nu. Panašu į mūsų bažnyčią, ne kaip katalikiška bažnyčia. Tokia įdomi. Oho, žiūrėk, kojykę pasidėjęs aš čia gerai. Čiut nenusivarčiau. Ką aš, eisim pabiškį į apačią, nes čia nulipimai labai smagus, kaip matėt. Čia jų yra matyti simbolis. Užėjom Katuhata vadinasi. Katuhata. Katuhata, va. Neužmink ant Katuhata. Čia Katuhatoj mėga katai. Geras, važiuok visur. Visur Katuhatai, važiuok. Ten kilimo guli. Pažiūrėk. Čia kažkokia tai orgija. Ir visur aplinkui gali apaiti. Koks ateina? Kato? Oi, geras. Katuhata. Galvojam iššaut kokį kebabą gal? Kur? Ten ar čia? Kaip tu galvoji? Man tai ten labiau patinka kažkodėl. Va, pasėmėm porą kebabiukų pas tokį poną. Vieną jam spicy, kitą nespicy. Va, su tokia mėsytė tenais, kur sukasi. Ir eisim valgyti, jau seilės kaupėsi, nesaky. Pabandysim vietinių. Sumokėjom 11 pinigų, kas būtų... Siūlo darbą, sako, nenori padirbt. Sako, tik čia papjauti. Eik padirbsi, sako, nenori. Pafilmuok, kaip jis darė. Pertraukė. Už 2 sumokėjom 11 dinarų. A ne? Kas yra, kiek čia eurais? 4 eurai? Kažkas tokio? Sorry? Take away, yes. Thank you. Va, visokių skanumukų mums pridės. Paskui eisim, sakėm, kažkur gal link jūros, ar taip kažkur viečikę susirasim ir skaniai pavalgysim. Ką, susėdam po medeliu, bandom. Mes Skanaus. pavalgysim ir važiuosim ir apsirengsim ir eisim ir basainą. Jo. Spicy tas. Šitas paisi, šitas ne. Skanu? Ką galvoji? Skanu. Kokia? Svogūnų biškį daug, Ką? bet skanu. Mano. Žinkšti. Vietinis Siūs uostas. Yra va tokių kaip Turkijoje laivų. Biškį didesnį negu mes vakar matėm. Jau bando mum parduoti. Kapitonas viską. No, thank you. 40 minutes. Thank you. Saka, nenorit su valtimu 40 minučių paplauk. Va. Tūso laivai. Kažkaip nelabai jie mane vilioja, nežinau. Atrodo gal ir gražiai, bet nu kas čia gera. Pasiplaukėt su juo. Gal kokiai aferai pasirašysim, nežinau. Nebent mumis jau čia labai kalbės už labai cheap price, kaip saka. $7 saka, pigiai labai kaina. $7 čia yra pigi kaina. Žiūrint už ką? Nu, už pasiplaukimą. $7 saka. Kažkaip nelabai tikiu, kad čia yra pigi kaina. Ką jūs manot? Esat buvę Tunise, jeigu esat, parašykite į komentarą. Jau dabar duos tau jį palaikyti, sakys, duok man pinigėlį. Jau neša mum paukštuką. No, thank you. No, thank you. I don't want to touch. No, thank you. Sakalą pagavęs, jis jau man sako, imk į ranką ir paskui duok man mani, sakys. Janka palaikysi. Nieko neapsiveskit ant tokių bairių. Nebent norite, aišku, mokėti pinigus. Norit mokėti pinigus, imkit tada. Į rankas laikykit viską. Bet man tai, žinai, gyvūnų išnaudojimas toksai atrodo ir viskas. Vargšas tas paukštelis privarytas visokių vaistų greičiausiai, kad jisai tenais nejudėtų. Ir viskas. Vat žmonės
kaip gyvenam. Belė koks šiukšlynas. Batų, meškiukų. Medūzų žiūrėjau. Medūzos, va, plastikinės medūzos plaukėja. Plastikinės medūzos. Va. Taip. Mes žmonės šikam savo nuostabų pasaulį. Graudu iš tikrųjų, net žiūrėtų. Šokom į taksą, suderinom kainelę. Visur su taksistais čia irgi, jeigu kada nors būsit, dėrėkitės kainas, nes bando nurauti dvigubai. Kainuoja maždaug 13 dinarų, o bando nurauti 20, 25 ir taip toliau. Tai va, dabar 10 minutėlį ir parlėksim į viešbutuką savo. Fajat, kur tu eini? Eini į savo kambarį, taip? Parsibeldėm į savo viešbutėlį. Einam į kambariuką. Ir varysim. Kur mes varysim? Varysim tūsintis, ne? Tūsintis varysim. Tai va, jeigu dažiūrėt jau iki čia, tai kaip visą laiką. Paspaudžiat laiką ten, subscribe į visus šitos reikaliukus, ne? O mes susitiksim turbūt už keletą dienų. Rodysim visus kitus mūsų variantus, taip pat ir kambarius, ir viešbutį, ir visą kitą. Čiau, ate. Atsikėuja, Atostogos studijos ir tesis. O tokios mūsų atostogos. Sakėm, su bagi pasivažinėsim. Biški geriau atradom transportą. Va. Кому-то хуевато. Geras pats. Išbandyti. Aš niekam nereikia, nelinkėčiau su juo važinėdamas. Bet fofon įdomi. Smagiau, kai stumdžiu. Pasistumdį čia po ligoninę palakstam. Visai smagiai būtų atrakcija tokia, ne? Pasako, kaip tu dabar jauties? Biškį geriau. Kas tau buvo? Nežinau, širdelė tok smarkiai. Rebėjimai visokie. Ir karščiai visokie mušimai. Nu, žiūrėsim tyrimus, padarysim, bus matyti. Nu, turbūt įdomu jums, kas čia nutiko man, ko aš atsidūriau to ligoninį. Tai reikals tame, kad prisišokinėjau į vandenį. Nešokinėkit su kaitusiu kūnu į šaltą vandenį iš karto, nes gali būti pasirodo blogai. O aš iššokau į baseiną ir man po kelių minučių pradėjo labai smarkiai tak daužyti širdis ir truktoro ir visa kita. Ir kaip paaiškėjo paskui, sako, kad tai gaunasi tas pats efektas, kai gauti elektrošoką tiesiai į širdį. Tai nedarykit taip, nedarykit, man kaiduotojai, va, bus tai irgi ant tokių visokių reikalų. Bet niekas, šiandien aš jau jaučiuos daug geriau. Viskas turėtų būti tokiai, po pietų gal paleis atgal į viešbutį. Taip, kad atostogas tęsis, tik tais bus tokios biškutį easy.
Atnešė pietų. Pietus atrodo biški gražiau. Dorada, sriubytės, jogurtuką, salačikių. Pamatavo temperatūrą, viską. Greičiausiai, kad varysiu namo. Super būtų. Mano palata va tokia buvo visai krūta. Teliką turiu savo sofkę turiu. Viešbutis, karočią, tiesiais. Ligoninė.